klausimas. Ar jūs žinot, kad čia važinėja ir vakar mačiau jau tais savo viliukais arba vokiškais ar amerikietiškais šitą vokiečių kariuomenę su vokiškais numeriais, bet ir jūs žinot, kad jie gali tik važinėti, bet jie ginti Lietuvos neturi teisės, nes Bundestagas tokio sprendimo nepriėmės. O tokią teisę suteikti gali tik Vokietijos Bundestagas. Ar tu žinojai? Taip. Tai tu įsivaizduoji, tai jūs leidžiat pinigus, tai pirmiausiai pasirūpinkit, kad priimtų tokį sprendimą Bundestagas, kad tas leidimas būtų ne tik važinėti ir čia gyventi palankiom sąlygom, bet kad būtų leista ir ginti Lietuvą. Tai jeigu nėra tokio leidimo, ateis tas jau okupantas, tai jie išvažiuos, nes to leidimo nėra. Ir ką mes darom, jūs pasakykit. Ar tai neparodija yra? Kai prasidės puolimas, jau matys mūsų pusė, kad puola, tada kreipsis į Bundestagą. Bundestagas apsvarstys ir pasakys, kad susipakuotų ir išvažiuotų, nes vien to fakto pakanka. Jeigu vokiečių kariai atvažiuoja čia su šeimomis, vaikais, mokyklas mes jiems statom, tai jūs tikrai įsitikinęs, kad čia jie kariaut atvažiuoja? Gyvent atvažiuoja, dabar tai aišku, ir neleidžia kariauti. Gyvent labai gerom sąlygom, kaip sakoma, geriau negu namie. Nes namie ten labai daug problemų su kariuomenė yra ir finansavimo prasme ir taip toliau. Čia jie problemų neturės. Čia bus kaip į gerą stažuotę, kas nori į Lietuvą.